Max Verstappen. Charles Leclerc wins the Monaco Grand Prix. Lando Norris, Lewis Hamilton. Oscar Piastri. George Russell wins. Carlos Sainz. Labas vakaras, laba diena ar labas rytas, kad ir kur ir kada bežiūrėtumėte. Aš esu Dominykas ir šiandien bus ypatinga diena, nes aš jums pristatysiu visus 2025 metų spėjimus, kas, kur ir kada pagal mane laimės. Taip pat, kadangi jūs žiūrite kiekvieną Lietuvos Formulės 1 youtuberį, tai norėčiau šiek tiek paįvairinti savo spėjimus. Prie klasikinių Drivers ir Constructors čempionatų spėjimų pridėjau dar ir kelis NBA apdovanojimų nominacijų, nes kaipgi lietuviai be kašio. Na ir nebijokite, greit pagausit kampą, viskas labai paprasta. O kad būtų dar paprasčiau, pridėjau net 3 aštriuosius spėjimus, kuriuos įterpsiu tarp minėtų nominacijų. Nieko nelaukia, galime pradėti. Mes, kaip krepšinio tauta, žinome, kad NBA po sezono išdalina prestižinius apdovanojimus – MVP ar Rookie of the Year. Bet čia mes susirinkome ne apie krepšinį pakalbėti, patikėkit, žinau, kiek mažai dabar Lietuvoje yra krepšinio podcastų, na bet turim kažkaip kentėti. Taigi turėsime 6 apdovanojimų spėjimus, prie kurių sugrįšime gruodį, kada aš padarysiu tikruosius 2025 metų sezono apdovanojimus. Pirmasis būtų Rookie of the Year, arba paprastai metų naujoką. Pernai ties čia buvau sutaupęs 3 minutės montavimo, nes kaip jau žinote, visi lenktynininkai išliko savose komandose. Šiemet, kita vertus, turime mes jų net 6. Visi skirtingose aplinkose, su skirtingomis galimybėmis. Aš manau, jog metų naujokų šiemet taps Red Bull Racing komandos naujokas Liamas Lawsonas. Taip, sutinku, jog drąsu. Red Bull tokia aukšto standarto organizacija, o Liamui šalia rikiuoti prieš Maxą Verstappeną, 4-kart čempioną, na nemenkas riešutėlis. Visgi šiemet Red Bull taip tyliai nukrito į pavėsį. Austro ekipa yra tikrai nuvertinama, skiriama jai mažiau dėmesio. Mano įžvalgomis mažas spaudimas, nes Lawsonui realaus pakaitalo komanda neturi. Lawsono adaptabilumas ir jau sukaupta nemenka patirtis leis zelandiečiai pasirodyti geriausiai iš visų jaunuolių. Šalia to turime pirmąjį aštrų įspėjimą. Aš tikiu, jog Liamas Lawsonas šį sezoną taps Formulės 1 lenktynių nugalėtojų. Čia vyrauja labiau tokia vidinė nuojauta, negu tam tikri konkretūs faktai. Bet manau, jog Liamas Lawsonas turės tas vienas puikias lenktynes ir susiklosčius aplinkybėms, ką gali žinoti. Alpine, kaip perkūnas iš giedro dangaus, irgi podiumo 2 pozicijas Brazilijoje užėmė. Kartus galbūt perkūnas iš lietingo lietaus. Antrasis apdovanojimas Most Improved Player arba labiausiai patobulėjęs per metus lenktynininkas. Mano pagrindinis kandidatas į šį apdovanojimą yra Estebanas Okonas. Okonas praeitą sezoną baigė 14 vietoje bendroje vairuotojų įskaitoje. Tačiau išminusavus tą pasirodymą Brazilijoje, kur užėmė jis 2 vietą, Estebanas būtų baigęs viso labo 19. Šiais metais aš jį dedu žymiai aukščiau. Pamatysite kur ir manau, jog iš visų lenktynininkų jis turi daugiausia šansų laimėti šį apdovanojimą. Sprinto karalius apdovanojimas, kuris yra sugalvotas mano. Jei turite geresnę pavadinimą, prašykite man į Instagramą ar pateikite tam tikrą pavyzdį komentaruose. Tai labai konkretu. Kas daugiausia laimės sprint lenktynių šiame sezone? Turime 6 tokio tipo savaitgalius per metus. Pernai daugiausiai jų laimėjo Maxas Verstappenas. O šiemet, aš manau, lygiai taip pat. Ponios ir ponai, Maxas Verstappenas laimės daugiausia sprint lenktynių ir taps sprint karaliumi. Sunku išbraukti žmogų, laimėjusi 11 sprint lenktynių iš 18 galimų nuo 2021 metų. Ir šį sezoną aš manau, jog toks formatas Maxui bus dar labiau palankesnis nei pernai. McLaren ir Ferrari komandos neabejoju turės automobilio pranašumą prieš Red Bull. Ir žinodamas Verstappeno stilių, man jis yra neabejotinas favoritas nugvelbti šį apdovanojimą. Antrasis mano aštrusis spėjimas – Maxas Verstappenas, Charlesas Leclercas ir Lando Norrisas kovos dėl čempiono titulo Abu Dabyje. Taip, aš tikiu, jog mes turėsime ne dvigubą title fight,
o net 3. Jeigu tiksliau, mano spėjimas būtų, jog visi 3 minėtieji pilotai turės bent matematinių šansų Abu Dabyje laimėti. McLaren dabar yra tikrai favoritai laimėti abi taures. Charlesas Leclerc'as gavęs užtikrintą automobilį, jokių būdų nepraleis šansų kovai. Na, ir niekada negalima nurašyti 4-kart čempiono Maxo Verstappeno. Kaip ir minėjau, McLaren turės greičiausią automobilį, bet nebus žymiai aukščiau kitų. Dabar esame tokiame etape, kur skirtingos trasos duos pranašumus skirtingoms komandoms. Ir tuos pranašumus daugiausia kartų išnaudos, mano nuomonė, Lando Norrisas. Paaugęs ir įgavęs daugiau brandumo bei patirties nuo praėjusio sezono, jo pergalius skaičius skirs labai nežymiai nuo kitų, galbūt per 1 ar per 2 pergalę. Ponios ir ponai, daugiausia pergalių šį sezoną užims Lando Norrisas. Daugiausia pole pozicijų šį sezoną užims Charlesas Leclerc'as, greičiausias vieno rato lenktynininkas dabartinėje pilotų rikiuotėje. Ferrari bus dar stipresnė komanda ir nors pernai Charlesas neturėjo tiek daug pole pozicijų, tik 3, iš kurių Belgija jam buvo tiesiog perduota Maxo Verstappeno baudos, bet šį sezoną kiekviena kvalifikacija turės dar daugiau reikšmės. Ir manau, jog Leclerc'as tuo pasinaudos daugiausia kartų. Na ir paskutinis, vienas iš svarbiausių šios dienos apdovanojimų. Kas taps šio sezono Formulės 1 MVP? Iš pradžių turime suprasti tai, jog reikia įvertinti kiekvieno lenktynininko realias galimybės, norėdami lygiavertiškai vertinti, koks atitinkamo automobilio potencialas, kaip išnaudoti tam tikri šansai, koks buvo vairuotojo stabilumas, na ir taip toliau. Naivu tikėtis, tarkim, Hülkenbergo podiumo ar Fernando Alonso pergalės. Todėl atsižvelgdamas į visas situacijas, aš manau, jog 2025 metų MVP taps Pierre Gasly. Prancūzas yra dabar savo karjeros pikinėje formoje. Po nuostabaus sezono pernai tikiu, jog Pierre Gasly pakels savo formą į dar aukštesnį lygį. Jam nebereikės konkuruoti su Esteban Oconu. Jis turės tikrai stabilesnį automobilį. Aš manau, jog Pierre Gasly yra savo likimo kalvis. Ir taip pat manau, jog jo likimas MVP vertas sezonas. Bet tai būtų Bairis, ar ne? Atsidurtų žemiau Duhano. Bet taip nebus, ar ne? Nu klausykit, kas rašė skriptą, blėt. Užtvirtinant Pierre Gasly MVP titulo svarumą, 3 mano aštrus įspėjimas būtų, kad Pierre Gasly atsidurs tarp top 8 bendroje vairuotojų įskaitoje. Tai reiškia, jog Gasly turės kažką aplenkti iš top 4 komandų lenktynininkų. Ką būtent tokio, jūs pamatysite netrukus. Priėjome prie pagrindinės dalies. Aš pradėsiu nuo 20 pozicijos ir baigsiu pačia pirmąją. Tuo pat metu, kada bus aišku, išdėliosiu komandos konstruktorių įskaitoje. Taip pat nuo 10 iki 1. Taigi, 20 pozicija vairuotojų taurėje atitenka Jackui Duhanui. Viskas labai paprasta. Jei Jackas Formulės 1 kėdėje te bus maždaug 6 lenktynės, naivu tikėtis kažkokių įspūdingų rezultatų. Ir todėl, mano nuomonė, jis atsidurs paskutinėje vietoje. 19. Isaacas Hadjar. Per maža patirtis, karštakošiškumas bei silpniausias automobilis neleidžia Isaacui pakilti aukščiau šios pozicijos. 18. vieta atitenka Lance Strollui. Įspūdinga tiesa tokioje komandoje, o taip žemai. Ir tai nėra nuostabu. Lance Stroll kiekvieną sezoną vis pavyksta pramušti žemesnę poziciją 2021 13, 2022 15, 2024 13 vieta. Kitos vidutiniokės komandos praėjusios sezono pabaigoje pasivijo Aston Martin automobilio performance atžvilgiu. Na ir sunku tikėtis, jog kažkas ženkliai pasikeis. Todėl matydamas Strollos motivaciją bei kitų lenktynininkų potencialą, jam priklauso 18 vieta vairuotojų įskaitoje. 17 vietoje mano spėjimu finišuos Gabrielis Bortoleto. Šio naujoko talentas neįtikėtinas. Formulės 2 ir Formulės 3 čempionas 2 metus iš eilės, o trečiuosius pradeda Formulės 1 komandoje. Bet Sauber tikrai nebus konkurencinga komanda. Vos sukrapštė pernai 4 taškus, šiemet aš įžvelgiu tam tikrą patobulėjimą, bet nežymų. Ir Gabrielis, manau, turės pakankamai vidutinišką sezoną, finišuodamas 17 pozicijoje. 16 vietoje Bortoleto komandos draugas Nico Hülkenberg. Po fantastiško sezono dėja Nikui teks susidurti su sunkumais. Haas automobilis visą galvą geresnis buvo nei Sauber, o tai neleis Hülkenbergui parodyti tinkamų rezultatų šiemet. Kaip ir dvikovų spėjimuose, taip ir čia aš dedu Niko aukščiau Bortoleto, bet nemanau, jog tarp jų skirtumas bus labai didelis. Galimas daiktas, jog jie buvo baigs su lygiu taškų santykiu.
15 vieta šiuose spėjimuose atitenka Yuki Tsunodai. Šiemet manau, jog Yuki šiek tiek pakaris vairuotojų čempionato lentelėje vien dėl to, kaip atrodė RB antroje sezono pusėje. Tik 12 taškelių nuo Belgijos Grand Prix. Tai pateikia, jog aukščiau esantis lenktynininkai turi didesnius šansus pasiekti rezultatų, todėl Yuki lieka 14 pozicijoje. Na, o dabar konstruktorių taurė. Sauber Racing Bulls. Kad ir kokie pirmi pagal savo liverį yra Racing Bulls, jie lygiai taip pat yra paskutiniai ir šiais metais bendroje konstruktorių įskaitoje. Nežinau, galbūt šiemet ištiks Haas sindromas, kada komanda lyg Feniksas iš pelenų prisikelia ir pradeda pilotai rodyti įspūdingus rezultatus, bet atsižvelgiant į faktus, kokie bus kitų vidutiniokų automobiliai ir kokie lenktynininkai sėdės už jų vairo, Sauber ir Racing Bulls gerokai mano akimis atsilieka. 10 vieta Racing Bulls, 9 vieta Sauber. Grįžtame prie vairuotojų įskaitos, kur 14 pozicijoje pagal mano spėjimus turėtų finišuoti Alexanderis Albonas. Williams toliau tobulėja, užtikrino titulinį rėmėją Atlassian ir eina labai geru keliu. Automobilis turėtų būti neblogas pakovoti dėl taškų. Na, o Albonas, manau, turėdamas šalia tokį superstarą kaip Carlosas Sainzas, atras dar daugiau vidinės motivacijos parodyti tam tikrą rezultatą. Todėl šiemet jis turėtų pakilti per 2 pozicijas nuo praėjusių metų 16 ir finišuoti 14 pozicijoje. 13 vieta, velnio skaičius, kurios pernai priklausė Lansui Strollui. Šiemet Formulės 1 velnias, manau, taps Oliveris Biermanas. Praėjusį sezoną pamatėme, koks greitas ir jau paruoštas lenktynininkas yra Oliveris Biermanas. Na ir tiesą pasakius, iš visų naujokų, būtent jis yra man labiausiai prie širdies. Visgi aš įdedu laipteliu žemiau Estebaną Okoną, kuris finišuos 12. Šie 2 nauji komandos draugai, aš esu įsitikinęs, jog jie savo performansais bus arti vienas kito, bet kaip ir minėjau dvikovų video, taip ir čia pabrėžiu, jog kas jau kas, bet Okonas tikrai pasistengs visomis išgalėmis nugalėti savo komandos draugą ir tai gali pakišti koją jaunajam Biermanui. 11 pozicija, arba kitaip Sabonio pozicija. Gerai baigiu su krepšinio referencais. 11 poziciją užims Williams naujokas Carlosas Sainzas. Man atrodo, jog Haas ir Williams šiemet eis koja kojon kartu šalia. Galbūt Haas bolidas kiek užtikrinčiau atrodo, na bet Williams turi Carlosą Sainzą, kurį aš vertinu labai aukštai. Ir iš šios ketveriukės Sainzas turėtų pasirodyti šiame sezone geriausiai. 10. Pereiname prie vietų, kurios jau šviečia aukščiausiamis spalvomis. 10 mūsų atidaro Aston Martin naujokas Fernando Alonso. Niekada negalima nurašyti Fernando Alonso, atrodo, jog jis kuo šūdinesnį automobilį turi, tuo geriau jam sekasi išspausti rezultatus. Aston Martin seksis prasčiau nei pernai, čia yra tikrai, ir Alonso tikiu sugebės išspausti visą varškę iš to šūdo pavadinimo Aston Martin ir pateks galiausiai į 10. Na, o dabar reikia sutvarkyti visą mėsmalę, kuri yra konstruktorių įskaitoje. Visos šios 3 komandos, Aston Martin, Haas ir Williams, tikrai bus viena šalia kitos. Į 8 poziciją aš dėčiau Aston Martin, nes Fernando Alonso neturės tokio didelio taškų pranašumo, jo galėtų aplenkti žemiau esančių lenktynininkų pintines, bei tikėdamasis Lansas Strollo katastrofiško sezono, mano nuomonė, Aston Martin krenta į 8 poziciją. Williams 7 vieta, Haas 6 vieta bendroje įskaitoje. Tikiuosi labai atkaklios kovos, spėju bus panašiai kaip ir pernai tarp Haas, Alpine ir RB komandų, kurios iki pat sezono galo kovoja dėl tos 6 vietos. Taškas į tašką lenktynėse įžvelgiu Haas pranašumą. Taip, dabar prasideda linksmybės ir įdomybės. Nežinau, bet su šiais spėjimais arba galiu būti absoliutus genijus ir Formulės 1 Baba Vanga, arba absoliutus mulkis ir visiškai prašauti. Vidurinio kelio čia nėra. Kaip ir minėjau savo trečiajame spėjime, Pierre Gasly aplenks kažką iš top 4 komandų lenktynininkų. Tai yra labai neįtikėtina, bet aš tikiuosi tokio Gasly sezono. O tai užtvirtintų mano užmojus apie Gasly kaip 2025 metų MVP. Ir 9 vieta atitenka Mercedes lenktynininkui Kimi Antonelli. Hear me out. Kimi yra super talent, čia nėra nei kalbos. Bet atsižvelgus į Maxo Verstappeno bei kitų super talentų atėjusių į Formulę 1 taip anksti, aš manau, jog Antonelli patirs tikrai nemažai avarijų. Tikrai bus nemažai klaidų ir tikrai spaudimas yra ant šio jaunuolio pečių nemažas. Todėl kartas nuo karto Kimi gali
labai underdeliverinti. O kas gali labai overdeliverinti, kaip ir galite nuspėti, Pierre Gasly, kuris mano galva turėtų finišuoti šioje lentelėje 8. Tai būtų kosminis rezultatas tiek pačiam Gasly, tiek Alpine ir manau netgi Gasly galbūt susilauktų susidomėjimo iš top klubų 2026-aisiais. Na, o Alpine tikiu pabaigs sezoną kaip 5. komanda Formulės 1 konstruktorių taurėje. Nors ir Jackas Doohanas neužsibus ilgai Formulės 1 kėdėje, jo pakaitalas Franko Colapinto turėtų tam tikrų metų iššauti ir atnešti dar keletą neblogų rezultatų Alpine komandai. 7. vieta skiriama mano metų naujokui Liamui Lawson. Kažkaip jaučiu, jog jis bus savoje lygoje per toli nuo didžiojo šešeto ir pakankamai atitrūkęs nuo žemiau esančiųjų pilotų. 7. vieta bei stabilumas tikiu, jog leis toliau Lawsonui sėkmingai tobulėti Red Bull Racing komandoje. Artėjame prie įdomiausios dalies. 6. vieta bus paruošta George'ui Russellui. Šiemet manau, jog dar pritrūks Mercedes automobiliui pakankamo stabilumo ir teks Russellui tenkinti 6. vieta. Visgi 2026 dirva pakovoti dėl čempionų titulo, manau, George'ui jau yra paruošta. 4. pozicija konstruktorių taurėje 2 metus iš eilės Mercedes rankose. Tokios aplinkybės susiklostė, jog Mercedes sugrįžimo į šlovę dar reikės palūkėti 1 metus ir manau, jog ši vokiečių ekipa per daug nesiplėšys dėl šių metų, nes jie puikiai žino, kad naujajame reglamente jie bus vieni favoritų. Na ir štai, 5. Čia prasideda kraujo pjautynės, nes visi šie 5 lenktynininkai gali tapti Formulės 1 pasaulio čempionais. Tikrai nenustebčiau nei vienu iš jų, jeigu baigtų ant aukščiausios pakopos. Visgi, paskutinis iš šio 5 liks naujasis Ferrari superžvaigždė Lewisas Hamilton. Pirmas sezonas naujoje komandoje, adaptacija, sunkus praėjęs sezonas ir velniškai stiprus komandos draugas Charlesas Leclerc'as sudarys sunkesnį kelią Britų sėkmei. Bet pasikartosiu, nenustebčiau, jei senas geras Hamiltonas taiga pabūstų iš miego ir surengtų dar vieną titulo medžioklį. Tikrai nenustebčiau. 4. vieta atitenka McLaren pilotui Oskarui Piastri, identiškai kur baigė ir pernai. Labai sudėtinga bus pakonkuruoti su tokiais buldogais viršuje dėl titulo, tik 3 metais Formulėje 1. Pamatėme tų prošvaisčių pernai, kada Piastri pasirodė kaip tikrai nemenka grėsmė Vengrija, Monza bei Azerbaidžanas, bet galiausiai antroje sezono pusėje Lando Norrisas palaužė visgi Piastri ir pastarojo forma kiek krito paskutiniaisiais etapais. Piastri 4, bet tikrai nemanau, jog atsiliks per daug nuo didžiojo trejeto. Finalinis trejetas. Kas pasiims Formulės 1 vairuotojų titulą? Tai topiniai pilotai. 3 topinės komandos. Kaip ir minėjau, aš tikrai manau, jog šie 3 likę pilotai savo kovą nutęs iki pat Abu Dabio Grand Prix. Toks yra mano spėjimas. 2025 sezono bronzą pasidabins dabartinis 4 kartus iš eilės čempionų tapęs Maxas Verstappen. Sudėtingas sezonas susimato Verstappenui. Nebe toks užtikrintas Red Bull bolidas, nebėra Adriano Newey, nemaža suirutė tarp Red Bull komandos vadovybės, bei nebėra taškų pranašumą, kokį turėjo prieš Lando praėjusią sezoną. Bet ko jau ko, bet Maxo Verstappeno tu niekada negali nurašyti. Jis tikrai bus kovoje ir tikrai atras savyje dar daugiau jėgų nukelti kovą iki pat Abu Dabio. Visgi šie sunkumai šį kartą bus šiek tiek per dideli ir Maxas šioje kovoje liks 3. Kaip ir Red Bull komanda bendroje konstruktorių įskaitoje liks 3. Lando prieš Leclerc'ą. Antroje vietoje mano spėjimuose atsiranda McLaren vairuotojas Lando Norris. Jis tikrai bus žymiai geresnis, žymiai užtikrintesnis, žymiai kovingesnis, bet teks antrąjį sezoną iš eilės pasilikti be titulo. Antroje pozicijoje. 2025 Formulės 1 pasaulio čempionas. Prašau Ferrari dievų nesugadinti šios šventės. Ponios ir ponai, Charlesas Leclerc'as. Taip, aš esu on that Leclerc hype train, nes atrodo, jog šiemet visos žvaigždės susidėliojo Leclerco čempiono žygiui. Jei pernai nebūtų buvę tos vasaros Ferrari duobės, Leclerc'as tikrai būtų jau pernai pakovojęs dėl titulo, nes antiek stabilus lenktynininkas. Jis turi viską. Stabilumą, puikus pilotas, puikiai kovojantis ir žinantis, kaip kovoti su Verstappenu ir mokantis prieš jį pakovoti. Taip pat puikus kvalifikacijoje, puikus lenktynėse, viskas, ko reikia užtikrinto Ferrari bolido. Viskas. Jis yra pasiruošęs ir jis, mano galva, taps 2025 metų
Formulės 1 čempionu. Konstruktorių taurė. Aš spėju, jog viskas išliks taip pat. McLaren pirmi, Ferrari antri. Tikiu, jog šiek tiek pritrūks Hamiltono indėlio pasiekti abu titulus pirmame sezone, o Piastri dar labiau patobulės ir dar labiau patyręs panaikins Lando taškų deficitą iki Charleso Leclerco. Na ir viskas, aš asmeniškai nekantrauju pagaliau sugrįžti į Formulės 1 ritmą. Labai tikiuosi, jog mes išvysime vieną geriausių sezonų per visą istoriją, tiek daug intrigos, tiek daug nežinomybės, kad net šiurpas pereina apie tai pagalvojus. Ačiū Jums labai, kad žiūrėjote, parašykite komentaruose savo spėjimus, na ir iki kitų susitikimų.